Aš esu Audronė Saligienė ir šiandien kalbėsime apie labai svarbią ir jautrią temą - seksualinį priekabiavimą. Seksualinis priekabiavimas yra sudėtinga ir daugialypė problema, turinti ilgalaikių psichologinių ir socialinių pasekmių tiek aukai, tiek visuomeniai. Šiandien aptarsiu, kas yra priekabiavimas, kokios yra jo pasekmės, iš kur atsiranda, kokie galimi priekabiautojų motyvai, kaip galime užkirsti jam kelią ir pateiksiu patarimų aukoms arba žmonėms, kurie patyrė seksualinį priekabiavimą. Taigi, kas yra priekabiavimas? Tai yra bet koks nepageidaujamas seksualinis elgesys, kuris pažeidžia žmogaus orumą ar sukuria bauginančią priešišką arba netgi žeminančią aplinką. Ir tai gali apimti žodinius komentarus. Tai yra nepageidaujamus ir seksualinius įžeidimus, vulgarius komentarus apie išvaizdą ar seksualinę orientaciją, seksualiniai juokeliai. Taip pat nepageidaujamas fizinis kontaktas, tokie kaip prisilietimai, apsikabinimai, bučiniai, bet kokie seksualinio pobūdžio fiziniai veiksmai. Tai gali būti ir nepageidaujami seksualiniai pasiūlymai arba grasinimai, reikalavimai ar užuominos apie seksualinius santykius kaip sąlyga karjeros pažangai, atlyginimo pakėlimui ar geresniems darbo sąlygoms. Taip pat grasinimai dėl atsisakymo. Pakvietus, pavyzdžiui, vakarienės ir atsisakius, galima grasinti atleisti iš darbo arba pradėti bjauriai elgtis. Taip pat tai gali būti nepadorūs gestai ar elgesys, tarkim, seksualinių dalių rodymas, pornografinės medžiagos siuntimas ar rodymas. Atskirti, ar juokelis buvo tik juokelis, ar veiksmas tai yra tiesiog kažkoks atsitiktinumas ar seksualinis priekabiavimas, kartais gali būti labai sudėtinga. Tačiau yra keletas kriterijų, kurie gali padėti tai išsiaiškinti. Ir ką galima atkreipti dėmesį. Tai pirmasis dalykas tai yra kontekstas ir turinys. Ir tai jeigu juokelis ar veiksmas yra seksualinio pobūdžio arba susijęs su asmeniniu ar intimiu žmogus gyvenimu, jis gali būti jau laikomas priekabiavimu. Ir situacija, kurioje tai buvo pasakyta ar padaryta, taip pat yra svarbi. Tarkim, darbo vietoje ar profesinėje aplinkoje seksualinio pobūdžio veiksmai ar juokeliai apskritai yra netinkami. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į klausytojo reakciją. Jei žmogus, kuriam juokelis buvo skirtas, jaučiasi nepatogiai, susierzina, pasipiktina, tai jau gali būti ženklas, kad tas elgesys buvo netinkamas. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį ir į neverbalinę reakciją. Tai yra, žmogus atrodo sutrikęs, susigėdęs, išsigandęs, galbūt netgi piktas. Taip pat svarbus ir pasikartojimas, nes jeigu žmogus aiškiai išreiškia, kad juokeliai ar komentarai ar veiksmai jam yra nemalonūs, bet jie ir toliau kartojasi, tai gali būti laikoma priekabiavimu. Vienkartinis, neapgalvotas veiksmas ar juokas. Taip pat labai svarbu intencija. Jeigu juokelį pasakė žmogus supranta, kad jo elgesys buvo netinkamas ir atsiprašo, tai gali būti ženklas, kad jis neketino priekabiauti. Tačiau jei juokelis buvo pasakytas be jokios empatijos ir žmogus nesirūpina, kad tai gali įžeisti kitus, tai labiau tikėtina, kad tai yra priekabiavimas. Taip pat labai svarbus elementas yra turbūt jau nepaslaptis ir daugam žinoma, kad seksualinis priekabiavimas labai dažnai neturi nieko bendro su simpatija, tarpasmeniais santykiais ar seksualiniais santykiais ir dažniausiai jis yra skirtas demonstruoti galiai. Tai jeigu veiksmas ar komentaras yra pasakomas žmogaus turinčios galią arba įtaką kito žmogaus atžvilgiu, pavyzdžiui, vadovas, tai gali sukurti nepalankią aplinką ir gali būti laikoma priekabiavimu. Taip pat jeigu tikslas yra sumenkinti, pažeminti, parodyti, kas yra bosas čia, tai dažniausiai tai taip pat yra seksualinis priekabiavimas. Taip pat turbūt atkreipti dėmesį į kultūrinius ir socialinius veiksmus, nes kas vienoje kultūroje galima būti laikoma normaliu elgesiu, tarkim, bučiavimas į skruostus ar apsikabinimai, kitoje kultūroje tai gali būti suvokiama kaip netinkama elgesys. Ir ką daryti, jeigu abejojate ir nesate tikri, ar tai buvo tinkamas ar netinkamas elgesys, geriausia yra tiesiogiai paklausti asmens, kuriam jis buvo skirtas ir išklausyti jų nuomonę bei jausmus. Jei jūs patys pasakėte juokelį ir pastebėte, kad kažkas pasijuto nejaukiai, atsiprašykite ir patikinkite, jog
tikrai nesiekiate sukelti kažkokių nepatogumų. Galiausiai svarbu kurti aplinką, kurioje visi jaučiasi gerbiami ir saugus, o jei kyla abejonių ar komentaras, juokelis ar elgesys nėra tinkamas, apskritai geriau jų vengti. Taip yra dėl to, kad yra nemažos pasekmės aukai. Tai tos pasekmės kartais gali būti labai rimtos ir ilgalaikės, kartais gali būti tai tiesiog ar neapsisukau ir važiuoju toliau. Tačiau kalbant apie ilgalaikės ir rimtas pasekmes, tai gali skatinti depresiją ir nerimą. Daugelis, kai kurios aukos patiria tam tikrus depresijos ir nerimo simptomus, jie gali jaustis nuolatinį baimės ar nerimo jausmą, kuris trukdo kasdieniniam gyvenimui. Kai kuriais kraštutiniais atvejais netgi gali suformuoti potrauminio streso sindromą, tai kuris sukelia nuolatinės traumos prisiminimus, košmarus ar stiprų emocinį diskomfortą. Viena dažniausiai pasitaikančių psichologinių pasekmių tai yra savigarbos praradimas, nes žmonės pradeda jaustis menkesni, neverti meilės ar pagarbos, arba netgi nustumti žmogų į izoliaciją dėl tam tikros gėdos ar baimės jausmų, jog bus nesuprasti ir jais niekas netikės. Kai kurios aukos pasirenka tiesiog izoliuotis nuo kolegų, draugų, šeimos ir artimųjų, ir tai dar labiau pablogina jų emocinę būseną. Taip pat žmogus gali patirti sunkumų darbo vietoje, kaip pavyzdžiui, atliekant savo darbą, tu negali susikoncentruoti, nes jautiesi nesaugiai ir jauti nuolatinę įtampą, kas skatina turbūt tam tikras jau socialinės pasekmes. Tai tarkim darbo vietos produktyvumas gali sumažinti ir padidinti darbuotojų kaitą, pabloginti darbo klimatą, ir tai gali suteikti netgi įmonei tam tikrų finansinių nuostolių, kaip ir turbūt apskritai blogina visuomenės sveikatą, nes tam tikros psichologinės ligos, ar ne, kaip minėjau, depresija ar nerimas arba didelis stresas sukelia netgi tam tikras sveikatos problemas. Iš kur atsiranda seksualinis priekabiavimas ir kokie yra seksualinio priekabiavimo motyvai. Tai norėdami suprasti turbūt ir užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui, tai šiek tiek reikia paliesti ir iš kur atsiranda. Tai kaip jau minėjau, vienas iš svarbiausių elementų tai yra galios ir kontrolės troškimas, ir dažnai priekabiautojai siekia kontroliuoti ir dominuoti auką. Seksualinis priekabiavimas yra būdas pademonstruoti galią ir pajausti kontrolę kito žmogaus atžvilgiu. Taip pat minėjau, kad yra tam tikri kultūriniai ir socialiniai veiksniai. Tai vienas iš tokių netgi turbūt ir mūsų kultūroje tam tikrų laikotarpių, iki turbūt visai neseniai buvo priimama, kad seksualinis priekabiavimas apskritai neegzistuoja ir kad mes visi, kad tai yra tik juokeliai ir čia viskas yra netaip svarbu. Ir dėl tos priežasties mes tikrai daug labiau toleruodavom arba netgi skatindavom žmonės tuos dalykus. Tai yra su juokeliai apie sekretorės arba tam tikrų lyčių stereotipų ar lyčių nelygybės palaikymas taip pat skatina priekabiautojų elgesį. Tarkim, moteris negali daryti tam tikro darbo arba vyras negali būti slaugė, ir kai būna slaugė, tai vis tikrai netgi kartais draugai pašiepia vienu ar kitu atveju žmogų. Taip pat priekabiautojas gali turėti tam tikrų asmeninių ir psichologinių sutrikimų, tokių kaip nesugebėjimas užmegzti normalių tarpasmeninių santykių, maža savigarba ar kažkokios ankstesnės traumos. Taip pat, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ir tai yra tam tikras asmeninis dalykas, kad tai yra nepakankamas auklėjimas, tai yra, kad žmogus nėra auklėjamas gerbti kitų žmonių ir kad suprasti jų ribas, ir asmenys, kurie nėra mokama gerbti kitų ribų, gali tikrai dažniau tapti priekabiautojais. Ir kaip ir minėjau, vienas iš irgi skatinančių elementų tai yra nepakankamos pasekmės. Tai jeigu priekabiautojas nemato, jog jo elgesys turės kažkokių rimtų pasekmių, jie ir toliau taip elgsis. Ir organizacijų ir visuomenės atsakas turi būti griežtas ir aiškus, kad parodyti, kad toks elgesys nėra toleruojamas. Ir kągi mes galime daryti, kad užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui, nes ne tik suprasti pasekmes svarbu, bet ir žinoti, ką daryti. Tai mes kaip visuomenė, kaip organizacijos, kaip galbūt personalo atstovai ir vadovai galime skatinti ir šviesti ir didinti
sąmoningumą, tai yra mokyti žmonės apie tai, kas yra priekabiavimas, kokie yra padariniai ir kaip jis gali būti, kokie keliai ir kaip su juo tvarkytis. Ir tai turėtų prasidėti nuo ankstyvo amžiaus ir tęstis visą gyvenimą. Taip pat labai svarbu tam tikrų taisyklių ir tvarkų kūrimas, tai yra įmonės ir kitos organizacijos turėtų turėti aiškas politikas, taisyklės, kurios draudžia priekabiavimą ir numato griežtas bausmes už jo pažeidimą. Ir šios taisyklės turėtų būti viešai žinomos ir lengvai prieinamos visiems. Taip pat yra svarbu turėti palaikymo sistemas, tai yra turėti suteikti galimybę kreiptis pagalbos ir palaikymo, nesibaiminant keršto ar diskriminacijos, tai gali būti psichologinė pagalba, teisinė pagalba ar socialinė pagalba. Dabar turbūt gana populiaru tampa įmonėms turėti bendradarbiavimo sutartis su įstaigoms, kurios turi psichologus ir yra prieinamos psichologo konsultacijos. Taip pat reikia stengtis keisti visuomenės kultūrą, kurioje yra toleruojamas seksualinis priekabiavimas, tai yra skatinti pagarbą, lygybę, atsakomybę, ir tai turi būti pasiekta per švietimą, viešas diskusijas ar pavyzdinį elgesį. Taip pat valstybės ir tarptautinės organizacijos turi įgyvendinti griežtus teisės aktus, kurie užtikrintų, kad kaltininkai būtų nubausti. Kaip elgtis, jei patirtą seksualinį priekabiavimą darbo vietoje. Svarbu imtis veiksmų, kad apsaugotumėte save ir savo teisės. Tai yra pirmiausiai aiškiai ir tvirtai išreiškite savo ribas, praneškite priekabiautojui, kad jo elgesys yra nepriimtinas ir turėtų liautis. Šis žodinis išreiškimas yra labai svarbus, nes jis gali padėti aiškiai suprasti jūsų poziciją ir sukurti oficialų pranešimų apie incidentą pagrindą. Jei tai nepadeda arba jaučiatės nesaugiai, dokumentuokite visus incidentus, užsirašykite datas, laiką, vietą, liudytojus, jei tokių yra. Saugokite visus rašinėjimus ir kitus įrodymus. Pasikalbėkite su patikimais kolegomis, draugais ar šeimos nariais, kad gautumėte paramą ir patarimus. Jei priekabiavimas tęsitėsi, kreipkitės į personalo skyrių, vadovą ar kitas atitinkamas institucijas įmonėje. Ir kartais nepaisant visų pastangų, priekabiavimas gali nesiliauti arba situacija gali tapti nepakenčiama. Tokiu atveju gali būti svarstoma galimybė pakeisti darbą, nors tai gali atrodyti kaip labai sunkus sprendimas, tačiau jūsų sveikata ir gerovė yra svarbiausia. Atsiminkite, kad jūs turite teisę jaustis saugiai, bet kurioje darbo aplinkoje. Ir jeigu reikia, tikrai galite drąsiai kreiptis į teisininką ar psichikos sveikatos specialistą, kurie gali jums padėti suprasti savo teisės ir suteikti pagalbą, kaip elgtis toliau. Nepraraskite drąsos, nes jūs tikrai nusipelnote dirbti aplinkoje, kurioje esate gerbiamas ir vertinimas. Tad ką daryti, jeigu jau patyrėte priekabiavimą ir atsigauti atrodo gana bauginanti užduotis ir galite jaustis įstrigę beviltiškai dėl savo situacijos. Tai labai svarbu pasirūpinti savimi, prisijungti galbūt prie kažkokios paramos grupės, taip pat galbūt pas specialistą, ar ne, tačiau kas dar gali padėti išgyti ir judėti pirmyn. Tai pirmas žingsnis tai yra priimkite, kas nutiko. Svarbu pripažinti savo patirtį, nemėginkite sumenkinti to, kas buvo, ar pateisinti kaltininko elgesį. Taip pat svarbu leisti savo jaustis savo jausmus ir nepaslėpti kažkaip savo skausmo, pykčio ir galbūt surasti būdus, kaip išreikšti visus šios jausmus. Ir kaip pavyzdžiui, gali padėti meditacija, joga, gilus kvėpavimas, tam tikri vaizduotės pratimai, progresuojančios raumenų relaksacijos. Tikrai juos galite rasti internete ir pabandyti išreikšti saugiu būdu savo jausmus. Taip pat pasikalbėti su kuo nors apie priekabiavimą. Tai yra visuomet padeda surasti kažkokį tai žmogų, kuris gerbs jūsų jausmus ir perspektyvą. Turbūt nenuleiskite rankų, jeigu kažkas pasakys, kad perdėte ar esate pernelyg emocionalūs. Jei neturite su kuo pakalbėti apie savo patirtį, tikrai svarstykite galimybę prisijungti, susirasti specialistą, kuris jūsų išklausytų.
Taip pat gali padėti rašyti dienoraštį apie savo patirtį, tai yra rašymas apskritai kaip psichoterapinė arba savipagalbos netgi priemonė yra galima, tai aprašant tam tikras patirtis ir kaip tai paveikia jus, padės išnagrinėti jo emocijos ir jausmus, kurios kyla, ir kartais tikrai naudinga netgi parašyti laišką žmogui, kuris priekabiavo, ir pasakyti viską, ką norėjote pasakyti, bet galbūt nepasakėte, pasakyti, kaip jūs jautėtės tojose situacijose. Tai gali būti tikrai gydanti patirtis. Taip pat dienoraščio rašymas gali padėti suprasti, kas nutiko jums, ir tai yra labai saugi vieta pasakyti viską, kas yra jūsų galvoje ir jūsų viduje, nesistengiant filtruoti absoliučiai nieko. Taip pat labai svarbu nustoti kaltinti save. Tai, kas nutiko jums, nebuvo jūsų kaltė, jūs to nesukėlėte ir negalėjot kontroliuoti kitos asmens. Priminkite savo, kad neturite nieko gėdytis ir neturite jaustis kaltu. Savęs kaltinimas lėtina jūsų gijimą. Vienintelis kaltas asmuo yra kaltininkas, jie pasirinko priekabiauti prie jūsų ir vienintelis pasirinkimas, kurį turite, yra elgtis su savo jausmais toliau ir kreipti į save dėmesį. Ir atsiminkite, kad jūs visiškai kontroliuojate ir dar kartais net to negalite iki galo kontroliuoti, tai yra negalite kontroliuoti kartais netgi savo atsaką, bet galite rinktis, kur eisite toliau nuo čia. Sutelkite dėmesį į šį faktą ir leiskite jam įkvėpti jūs, nes vienintelis žmogus, kuris gali daryti jums įtaką ir turėtumėte vieninteliam žmogui, kuriam galite leisti daryti savo įtaką, tai yra esate jūs pats. Kartais žingsnis, kuris taip pat gali padėti, tai yra panaudojimas savo patirtiems, kad padėtumėte kitiems, ir kartais galite suteikti prasmę tam, kas nutiko jums, integruodami visus tos jausmus į savo patirtį kažkokiu pozityviu būdu. Pavyzdžiui, galite rašyti tinklaraštį apie tai, kažkokį tai postą parašyti apie tai, ką patyrėte. Ir galbūt pasiūlyti kitiems skaitytojams kažkokiu patarimu ar diskusijas. Galite dalyvauti paramos grupėje tam, kad padėti kitiems, sukurti svetainę priekabiavimo aukoms ar kalbėti su jais. Galite savanoriauti nepelno siekiančiose organizacijose, kurios sprendžia seksualinio priekabiavimo problemas, arba tiesiog, tarkim, moterų linijoje, kuria turbūt platesnio spektro patirtys, bet ta patirtis, kurią jūs turite, jau praturtino jūs ir jūs tą kažkokią neigiamą patirtį galite paveikti paversti kažkuo teigiam. Ir tai padeda ugdyti jūsų atsparumą. Ką daryti, jeigu turite draugą, pažįstamą arba kolegą, kuris patiria priekabiavimą arba patyrė ir galite norėti padėti, bet nežinote, nuo ko pradėti ar nežinote, ką daryti, tai turbūt svarbiausia taisyklė ir svarbu prisiminti, kad kartais užtenka paprasčiausiai būti šalia ir palaikyti. Jums nereikia spręsti problemų už savo draugą, kolegą, taip pat nebūtina pasiūlyti išmintingų patarimų. Svarbiausia yra būti kantriam ir su tuo, ką jis išgyvena, ir palaikyti, kai galite. Jie turi žinoti, kad su jumis yra saugu ir jūs jais tikite, taip pat galite priminti jiems, kad priekabiavimas nebuvo jų kaltė. Ką dar galite padaryti, tai ir ką svarbu prisiminti, tai yra nekaltinti ir nevertinti, stenkite suprasti jų jausmus ir suteikti palaikymą, būkite šalia, kai galite, ir skatinkite juos kalbėti su kitais, taip pat palaikykite ryšį ir stenkitės juos palaikyti ryšį. Blogiausia, ką jūsų draugas gali padaryti, tai yra izoliuotis ar praleisti daug laiko vienas, nors įprasta, kad priekabiavimo auka pasitraukia nuo kitų, tai nėra naudinga jų gijimui. Skatinkite juos palaikyti ryšį su jumis ar kitais žmonėmis. Taip pat, ar ne, čia toks labiau proaktyvus ar ne ir aktyvus bendravimas, tačiau visada svarbu nepamiršti ir gerbti jų ribas ir užtikrinti, kad jūs laikytumėtės jų ribų. Suteikite jiem erdvės, jei to reikia, atsiminkite, kad jų ribos jau buvo pažeistos, kai prie jų buvo priekabiaujama. Todėl jie greičiausiai norės surasti arba kovos už savo naujų ribų kūrimą. Leiskite jiems tą daryti laisvai ir nepersistenkite su dėmesiu ir pagalba. Taip pat
Turbūt svarbu prisiminti, kad gijimas užtrunka ir leiskite jiems gyti savo tempu, neskubinkite jų ar nesistengkite visko išspręsti, visi gyja skirtingų tempų, stenkitės būti kantrus ir jei užtrunka ilgiau, nei manote, kad turėtų. Būkite palaikantys, palaikykite jų sprendimus ir net jeigu nesutinkate su jais. Labai svarbu, kad jūsų draugas galėtų priimti savo sprendimus ir jie turi turėti erdvės ir kontrolės susigrąžinti savo gyvenimą pagal savo sąlygas ir pagal savo tempą ir pagal save. Nors galite visuomet pateikti pasiūlymus arba patarimus, nesistengkite jų valdyti ar nurodyti, ką daryti. Jeigu pastebite, kad kolega šiuo metu darbo vietoje patiria priekabiavimą, taip pat svarbu imtis veiksmų, kad padėtumėte apsaugoti tą žmogų ir galbūt netgi praneštumėte apie netinkamą elgesį. Pirmiausia, jei galite, įsikiškite į situaciją, nes kartais iš šalies įsikišti yra gerokai lengviau ir parodyti, kad toks elgesys yra netoleruojamas. Tai galite padaryti, sakydami kažką į panašus, kad tai yra netinkama arba prašau liautis, tai nepriimtina. Svarbu tą daryti saugiai ir nesukeliant grėsmės sau ir kitiems. Jei tiesioginė intervencija nėra įmanoma ar saugi, kreipkitės į auką privačiai ir pasakykite, kad pastebėjote netinkamą elgesį ir esate pasirengęs padėti. Klausykite jų ir leiskitės jiems išsakyti savo jausmus bei nuomonę. Galbūt pasiūlykite, kad kartu kreiptis į personalo skyrių arba pateikti oficialų skundą. O jeigu jūs esate tas žmogus, kuris šiuo metu patiria arba patyrėte seksualinį priekabiavimą, noriu jums pasakyti, kad jūsų jausmai yra svarbus ir jūs nusipelnote būti išklausyti ir palaikomi. Jūs nesate vieni, yra žmonių, kurie rūpinasi ir nori jums padėti. Pripažinkite savo patirtį, leiskite savo jausti visas emocijas ir raskite sveikus būdus joms išreikšti. Kalbėkite su patikimais draugais, šeimos nariais ar specialistais, kurie gali suteikti paramą ir pagalbą. Nepamirškite, kad tai, kas įvyko, nėra jūsų kaltė ir jūs turite teisę jaustis saugiai ir jaustis gerbiami. Atsiminkite, kad jūs turite stiprybės ir drąsos įveikti šį sunkų laikotarpį. Ir yra daug žmonių, kurie pasirengė jums padėti, kad kartu rastumėte kelią į gijimą ir ramybę. Ačiū jums šiandien, linkiu sėkmės. Tikiuosi, kad nesusidursite su daug tokių iššūkių ir turėsite pakankamai galios ir stiprybės jiems atsispirti ir juos išgyventi. Sėkmės.